meluoja geriau. Sriubą, kas čia visą suvalgė. Kas, aš? Dešros turi būti šaldytuvė. Dešro šaldytuvė nebėra. Viskas, va. Einu į parduotuvę, čia yra sąrašas, surašiau, ką reikia nupirkti. Ką tu čia surašai? Kremų prisirašai viso? Nėra jokių čia kremų, kad čia kalbi. Nu jo, duonos dabar reikia. Kas čia? Prie ko čia ananasas? Ananasų nori? Ne. Aš noriu kažkokio tai vaisiaus, mano organizmui reikalinga. Bet geriau makaronų. Makaronai geriausias vaisius dabar. O vaisių mes va į sodus nueisim su Donce ir priskinsim tau kriaušių, obuolių ir pomidorų, ko tik nori. Ananasų jie reikia. Dukra, aš pažadu, kad čia paskutinė mūsų diena be pinigų. Tikrai? Tikrai. Bėk. Gerai. Makaronų. O ką čia sugalvojai? Ką? Pasakei paskutinė diena be pinigų. O taip ir pasakiau. Yra dar vienas veikėjas, Vitelis, pravardė Šonkaulis. O jisai čia sugalvojo visą varkę su pavojėmu, o aš pinigus padaviau. Reiškia, jis man turi būti skolingas. O tai, reikia nueiti ir paimti, o jeigu neduos, pažinai, priversim. Tu ko lauki? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Pravardė Šonkaulis. O jisai čia sugalvojo visą varkę su pavojėmu, o aš pinigus padaviau. Reiškia, jis man turi būti skolingas. O tai, reikia nueiti ir paimti, o jeigu neduos, pažinai, priversim. Tu ko lauki? Čia ne taip paprasta, seniuk. Aš galvoju, pirmą paskambinti, taip atsargiai, žinai. Ar iškart nueiti, po tuk, kur mano šaibos. Tu iš manęs skambini? Aš tavęs negaliu palauk, seniuk. Jisgi žino, kad Barklio nebėra. Ir jis garantuotai galvoja, kad čia aš, kad čia mano reikalai. Nu jo. Jos tikrai nekels ragelio. Nu jo, jeigu dar policija apklausia, tai... O policija turbūt jau telefonus klauso. Nu jo. Tai ką darom? Reikia pagalvoti. Nu, jis visai pamišėlis. Jisai nieko kito nedarydavo, tik tai tuos namus pieždavo. Pastebėjau, Jūratėlė, aš pastebėjau. Kiek aš jam sakiau, taigi neklausai jisai manęs, net per miegus jisai apie tos rasinius namus kalbėdavo. Dieve, kaip vaikas savo namų norėjo. Turi jisai tuos namus. Vasvintelės pusę metų negali sutaisyti, meistras atsirado. Bet ačiū Dievui, viskas laimingai baigėsi, ačiū Dievui. Kur aš? Ligoniniai. Sūneli, brangiausias mano, atsigavai. Tik ramiai dabar gulėk, ramiai. O tai kur aš? Ta ligoniniai, Robertėlė, juk Jūratėlė tau sako, ligoniniai. Seselės, man vandens. Jie visi mūsų nepažįsta. Jėzau, nepažįsta mūsų. Kaip baisu. O Jėzau. Kas jūs? O Dieve, aš tavo motina. Jūs? Dievo motina? Čia yra tavo mama, Irena. Aš tavo motina, sūneli. Labas. O aš Robertas. Mes žinom, tu esi Robertas, taip. Jėzus Marija, jis mūsų nepažįsta, man tai baisu. Jūratė, sūneli, brangiausias mano, sūneli. Kodėl jūs paėmėt mano ranką, paleiskit tuoj pat? Ar tu, sūneli, nesupranti, kas mes? Jūs motinos. Ir vėl. Jėzus Marija, Jūratėlė, kas jam ką? Taigi vos tik tai susitrenkia galvą, Ana iš karto praranda atmintį. Šventas jau vieną kartą tai buvo. Bet jis tegul ramiai pamiega. Tegul pamiega. Feliksai, tu greitai važiuoji namo ir atveži nuotraukų albumą. Gerai, važiuok. Kam? Robertas prarado atmintį, jam reikia prisiminti padėti. Supranti, važiuok. Kaip tai prarado? Susitrenkė galvą. Bet tai vaikystėje buvo, aš parodžiau jam savo nuotrauką ir padėjo. Tai gal ir dabar padės. Prašau, važiuok, greitai važiuok. Važiuok. Gerai, kaip tu to?
Kalbėjo apie testamentą ir prašau. Vos pačio nelaidoju. O tai tu ne Vilniui? Aha, kur tu esi? Nu, supratau. Kada grįši? Gerai, aš tave susirasiu pats, tu tik turėk prie savęs šaibų, man žiauriai reikia, nu, bent pusę to, ko aš tada įkišau, atsimeni. Nu, palibom, jo, aš visiškam bėtė, seniuk, nusinulinau visai. Gerai, lauksiu grįžtant, davai. Nu, aš paskambinsiu, iki. Viskas bus gerai. Kas dėl Barklio? Dėl Barklio, ačiū Dievui, jis nieko nežino, kažkur su merga Ventspilį sėdė, vietoj sugrįž. O, maistas. O, Atnešiu. gerai. Nesupratau. Iš kur ananasas? Ananasas buvo išbrauktas į sąrašą. Tai liko pinigų ir nupirkau. Okei. Kiek kainavo ananasas? Neatsimenu, kiek jis ten kainavo. Tuoj surasim čekį, gyva. O, Nu tai aišku, čekį ananaso nėra. nu, va, matai. Nu, neįrašė. Ką reiškia neįrašė? Kaip gali kasa neįrašyti ananaso? Nebent tu pranešiai pro kasą. Nu ir gerai, nu vat ir paėmiau, ir pranešiu, ir pavogiau, ką? Tėvas gali milijonus grobsyti, o aš matai negaliu. Jo, pamažulė, nu, tu galvą pašalai, kas tau yra, ananasą vogt. Bet tai kaip tu jį prasineši, taigi čia, tu ką užpilausi kažkaip, tai gnedata čia. Ko jūs čia nervuojatės? Sėskit, papjaustysiu ananaso. Sėskit. Robertėlį, pažiūrėk, va. Čia tu. Pažįsti? O čia aš. O čia mūsų visų nuotrauka vasarą. Ta, o kas čia? O čia tavo žmona Jūratėlė. O čia va, jūsų vestuvinė nuotrauka. Nieko nepažįstu. Visai glaušas žmonos net pažįsta. Jūs liaukitės moterį įžeidinėt. O tokios bjaurios tai tikrai gyvenime į žmonas neimčiau. Viskas, aš išinama nervai nelaiko. Robertėlį. Žiūrėk tu. Kas čia? Čia aš. O čia va tu mažiukas. Tai koks gražus berniukas buvai. Prisimeni, kad čia tavo nuotrauka. Na, žiūrim toliau. O čia mes abudu. Čia aš, o va čia tu. O kas tas ryžas dėdas? Čia va tai yra Feliksas. Taip, toliau žiūrim. Na ir kas čia? Aš? Nepažįstu. Nepažįsti. Nu, bet iš ananasų padarė tai didžiausią kriminalą. Tikrai. Ugnytė negerai, žinok. Nu, įsivaizduok, tave pagautų dabar. Vakar čia kažkokį ten ananasą. Kaip čia atrodytų? Nepagausniau. Nepagaus. O jeigu pagautų? Nu, Ugnytė, tu suprask, aš tave labai myliu. Bet aš dėl tavęs pergyvenu. Ir aš myliu. Nedaryti taip daugiau niekada. Girdėjau? Niekada. Pirmą tu įskaudinai, paskui atsiprašinėjai. Tai čia jau žinai. Viskas yra šūdas, kibrytė. Koks ananasas skanus. Tikriausiai dėl to, kad vogtas. Nu, pasibučiuokit. Būna dienų, kai tiesą sakyt sunku. Taip elgiuos, kai tikslą pasiekt turiu. Gal tu suprasi, Gal dar vandenėlio šilto? Aha, pilk. gal suprasim
Ištartas, laisvėm paleistas vis. Žinai, aš Raseiniuose vasarą kiekvieną vakarą pasišildydavau vandens, įmerkdavau kojas ir sėdėdavau. Tai ir dabar įmerk. Nenori? Na. Bet tik kad į vieną bliūdą. Nu, tik įtilpsi, ma. Žiūrėk, čia kiš. Oi, oi, kaip skrusdėlės. Šiurpuliukai per nugarą prabėga. Kaip šampano burbuliukai, ne? Binzi. Jėzus, kaip gerai jaučiuos dabar. Kaip... Žinai, prisiminiau vidurinę, kai baigiau abiturientų išleistuvės, salė, šokiai pokiai, ten visą kitą. Ir iškviečia mane toks Martynas. Gražiausias klasiai buvo. Ateina prie manęs. Visdok, sako, einam šokti. Žigulį turėjo tokį krūtą. Jame, žinok, kaip pataluose jaučiausi tam žigulį. Nuvažiavom saulėlydžio palydėt. Taip pasibučiavom. Jisai taip mane pabučiavo. Nu, taip, seilės nedavartys, žinau. Nu. Oi, negaliu. O žinai, aš per savo išleistuves. Taigi iškepiau bankukieną. 1,5 metro. Įsivaizduoji, visą naktį prie krosnės sėdėjau. Atnešu tą bankukieną, pastatau ant stalo, žiūriu, visi patikėti negali. O aš tokia raudona, kaip toks vėžys išvirtas. Žinaigi, visą naktį prie krosnės prasėdėt. Bet suvalgė bankukieną visi, patiko labai. Ir toks bernas Eugenijus. Aš, žinai, buvau slapta įsimylėjus, jokie gražus buvo, kaip Apolonas koks. Prieina prie manęs, pasižiūrė akis ir sako, Vilma, skanus tas tavo bankukienas labai. Ir pabučiavo. Na, aišku, aš čia tokio ir nemačiau. Girdėjau, kad prasigėrė. Kas čia? Marius tikriausiai. O mes Arnai parduotuvę išsiuntėm. Ką darom? Jis nieko neatsimena. Jisai žiūri į mane ir aš matau, kad jisai manęs neatsimena. Matote, ponia, kaip yra. Traumos metu mūsų smegenys gali būti pažeidžiamos tiesiogiai. Taip pat ir dėl atatrankos į kaukolės kaulą tokia būsena yra vadinama komocija. Komocija. O kas tai yra ta komocija? Tai yra galvos smegenų stiprus sutrenkimas ir ganėtinai sudėtingas. Kad jūs mūžą aš žinojau. Atsiprašau. Jam yra ne pirmas kartas. Ne pirmas, nežinau, gal 3 ar 4. Tai va, komocija. Matot, jūsų vyrui reikėtų saugotis galvos traumų. O jis atgaus atmintį? Tai jeigu jisai vardą atsimena, tai atgaus. Jūs nesijaudinkit, mes jam padėsim sugrįžti į normalią padėtį. Ačiū jums, daktarė, ką aš be jūsų daryčiau. Ačiū labai, daktarė. Ačiū. Nėr už ką. Nu va, viskas išnaudoja. Ta prasme. Iš pačių testamentai visokie. Po to Dievo bausmė iš dangaus. Tu sugalvoji testamentą, tu. Tu miško negausi. Aš tam mišku jau turiu pirkėją. Ir tu man nieko nepadarysi. Tavo Robertėlis su angelai šnekasi. O Renatas neperneša, supranti, ir aš nieko negaliu padaryti. Bet tu ir niekšas, ką? Žinau.
užsirakinus, klausyk, mes aplinkui einam. Tai mes ten į kojas mirkiam, pedikiūrus darysim, žinai. Nu, pasirodė. Čia. Labas, Vilė. Labas. Dieve. Pasirodė, jie turi pamatyti. Tai ką mes čia dabar? Einam į vidų. Ką? Labą dieną. Nu, einam į vidų. Einam. Jėzau. Aš Vilma. Vilius. Malonu susipažinti. Malonu. Tai gal ir mes į vidų, ne? Kas čia dabar darosi, Jėzus Marija? Reik važiuoti namo pamiegoti. Robertai, aš važiuoju namo. Aš rytoj atvažiuosiu, gerai? Gerai. Nu, tai koks čia vynas? Ispaniškas, pats geriausias. Nu, dabar taip ir pakalbėkim. Nu, tai jūs kaip, ilgam sugrįžo, trumpam? Visam. Eik tu, rimtai? O ko tu čia stebėsi, aišku? Mes ir taip labai ilgai buvom to Ispanijoje. Ar ne, Viliau? Na. O jūs įsivaizduojate, aš galvoju pas jūs važiuoti. Galbūt mes ten padėję man ko nors. Tu? O ko tau į tą Ispaniją? Tu Ispanijoje? Nebe tas amžius, žinok, Meda. Jaunimas tegul draskosi. O be to yra Kristina, jeigu kas? Kristina, o kaip Kristina? Tai, normaliai. Svaidyt tampus, ne? Būčiau tampimasis. Vaido, tu tėvas toks turtingas, baig, tu gyvena, vargo nemato. Jachtą žadėjau pirkti. Jachtą, ektus. Nu, bet tai man tai jinai blemba, nei skambina, nei rašo. Nu, visiškai. Gal išgerkim? Išgerkim už Ispaniją. Už mus gražės, už juos ragotos. Prisiminimus. Tai aišku, kurgi čia pamirši. Oi, Dieve, kokie laikai buvo, ką? Geri laikai. Už mus gražiausias, už juos ragotas. Geras, ar ne? Einu, parūkysiu. Kas nors ne taip? Margarita? Ne, viskas gerai. Vilma, išeik truputėlį, palik mus vienas. Poniau? Ačiū. Margarita, kas nors ne taip, ne? Ką? Negerai kažkas. Ai. Nu, Margarita, nu kažkaip tai... Ai, nu pasakyk, nu. Nu, kaip? Viskas gerai. Ir gerai, tėti. Ir gerai. Vandens. Vandens.
O, koks ilgas prieškambaris.